Sveiki. Pristatau Jums vieną iš mūsų modulių, tai yra pelno skaičiavimo modulis. Jo pagalba Jūs galėsite matyti, kiek pelno uždirbot nuo parduotų tam tikrų prekių, atėmus iš pardavimo kainos jų savikainos vertę. Tai pradžiai prieš įdiegiant modulį noriu akcentuoti, kad prekių savikaina įmama iš pirkimo sąskaitų, jas suvedus ir nurodžius, už kokią kainą Jūs pirkote. Jeigu ta savikaina ne pagal pirkimus ar galutinis produktas buvo sukomplektuotas iš kelių pirkimų, ar tiesiog Jūs nevedėt pirkimo, bet norit naudoti pelno modulį, tai sukuriant produktą Jums reikalinga, suvedus visas reikalingas detalės, nurodyti savikainą ne pagal pirkimus. Tokiu atveju sistema galės paskaičiuoti pelną ir atimti Jūsų jau pridėtą savikainos vertę. Tai nurodžius visus duomenis, atnaujiname ir sukuriame produktą. Toliau, kaip ir minėjau, keliaujame į modulių sąrašą, kurio pagalba mes surasim modulį ir jį įdiegsime. Paieškoje įveskime pelno skaičiavimo modulio tekstą, kad būtų lengviau atrasti, ir spaudžiame įdiegti. Galima modulį aktyvuoti, kad jis būtų aktyvus visą laiką, arba per burbuliuką kas kartą galėsite iššaukti funkciją. Kaip ir minėjau, modulis aktyvuojasi sąskaitos kūrimo momentu, tad sukurkime sąskaitą. Jeigu turite įjungę kelias skaičiuoklės, jas galėsite persijungti iš vienos į kitą, tai pelno skaičiavimo modulis būtent per kiaulės taupyklės pasiekiamas ikoną. Taip, toliau supildome visas sąskaitos faktūros detalės, visus rekvizitus, pasirenkame norimas prekes, kurias trauksime į pardavimą. Ir apačioje jau pelno skaičiuoklės eilutėje matome, kad gautos pajamos 15 eurų, prekės savikaina buvo 10 eurų, pelnas 5 eurai. Tai kas kartą atliekant pardavimą, jūs galėsite identifikuoti, kokią pelno dalį jūs uždirbsite nuo tam tikro pirkimo, jeigu tik tai pridėsite prie produkto jo savikainą arba vesite pirkimų sąrašą pas mus. Tai gero naudojimo ir iki.